ta tautinė savimonė keitėsi ir viskas. Ir taip nori subrandinti va, tą tokį būtent akmentikio sąvoką, kuri priimtų bet kokią evoliucinę tokią evoliucinę tėkmę, jo teisingai. Ir va, taip šitą tiesiog bandau kultivuoti ir siūlyti kaip elementą, nes iš tikrųjų kartais, kai pasižiūri tas, sakykime, tokias vos neklišinius sprendimus, kad tas laikotarpis buvo, prisirišom prie vieno laikotarpio ir viskas absoliučiai ta kaita kaip ir toliau nebegalima, arba negerbtina, arba nepripažįstama, sakykim, koks etnologas mėgstantis arba kraštotyrininkas tą tik tarpsnį, dabar jau šiame tarpsnį niekas nebegali nieko išmintingesnio pasakyti. Tai ta tokia stagnacinis etapas pasirinktas mielas kažkam, tai man nepriimtinas. Aš mėgstu tą tekėjimo visą procesą ir kiekvienam amžiui mes kažką privalome įnešti ir praturtinti tą. Tame tarpe ir seniai tie laikai buvo kokie akmens amžiai arba žemgalių laikotarpiai buvo taip pat ir pasakoriai, ir mitų kūrėjai, ir vis tai tik tai, kaip sakė, kraštotyrininkų vertinami, kad va, tais laikais mitai buvo kaip vertybė kažkokia. O dabar, sakykime, tas pats tautos evoliucijos etapas, sąjūdis, Baltijos kelias. Ar tai neritualiniai kažkokie veiksmai, kurie iš tikrųjų aprėpia visos tautos kažkokį galios potencialą, tokį pademonstravo pasauliui. Tai, tik tai vertink, kas buvo anksčiau. Tai vis tos vertybės renkamos po truputį tautą ir turtin. Ir va čia dabar parodysim gal Vidui daugiau.